Sveiki, ir šiemet artėja ta diena, kai teks apsispręsti, kamgi skirsite 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio. Jeigu kartais apsispręsite, kad savo administruojamą mokesčio dalį skirsite Bėdų turgaus fondui, tai visą informaciją galite rasti www.bėduturgus.lt. Ten pat galite užpildyti ir anketą. Noriu priminti, kad Bėdų turgaus fondas dirba jau 12 metų ir iš tiesų atsakingai ir labai pareigingai skirsto visas mums patikėtas lėšas. Ačiū visiems, kas nutars 2 procentais administruojamų pajamų dalintis su mumis. Pernai jūsų paaukoti mokesčiai pagelbėjo 10 žmonių. Priminsiu tik keletą jų rodytų Bėdų turgaus laidoje. Tai našlaitis regos negalią turintis Andrius. Jam padėjote įsirengti namus. Martynui priartinote svajonę įsigyti bioninį rankos protezą ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Danguoliai palengvinote neįgalaus ant patalo gulinčio vyro slaugą. Sunkia liga sergančiai Irinai padėjote įsaugoti butelį, antstoliai jai nebebaisus. Jelena tikisi įsaugoti spalvas ir šviesą neįgaliai dukrai. Jūs pagelbėjote atlikti operaciją užsienyje. Padėjote ir daugybei kitų žmonių, o kur dar vaikai sergantys cukriniu diabetu ir laukiantys insulino pompų, kurių kiekviena kainuoja ne mažiau 6 000 litų. Ačiū visiems apsisprendusiems aukoti Bėdų turgui.